prie prekybos centrų įvyko susišaudymas. Benzino už 1 litą. Už 1 litą pavyko į baką įsipilti maždaug stiklinę benzino. 0,24 litrų. Tai stiklinė? Tikslas akcijos yra atkreipti dėmesį visuomenės valdininkų, nartininkų ir sparčiai kylančias kuro kainas. Nors aptarnaujant šimtus už litą degalų pilusių vairuotojų dirbti teko po prakaitų, degalinių kasininkės jokių priekaištų akcijos dalyviams neturėjo. Labai kūdabinė. Spūsčių nebuvo, konfliktų nekilo, policijos neprireikė. Organizatorių manymų, jei lietuviai nebūtų tokie pakantus ir pasyvūs, valdžia labiau stengtųsi surasti būdų, kaip apsaugoti gyventojus nuo staigių ir ne visada pagristų kainų šuolių. Lietuviai negi yra labai kantrus, manyčiau, labai kantrus. Kartais galbūt nereikia tiek daug tylėti ir bijoti išeiti viešumą. Panašias akcijas ketinama surengti ir kitose miestuose. Degalinių tinklus Lietuvoje valdančios bendrovės benzino ir dizelino kainas per šią savaitę pakėlė maždaug 10. Kelių automobilių klubų atstovai protestą dėl didelių kuro kainų vadino taikia akcija. Tai nėra streikas, tai nėra blokada, tai nėra piketas, tai nėra, siūlau nesimti jokių drastiškų veiksmų ar kažko panašaus. Mes čia, mūsų tikslas yra atkreipti dėmesį. Tai yra verslininkų, naftininkų, valdininkų į susidariusią situaciją. Konkrečiai į sparčiai augančias kainas, kuro kainas Lietuvoje. Akcijos dalyviai tikino neketinantys blokuoti degalinių darbo, tačiau vargu ar kas nors dar galėjo ryžtis stoti į autostradoje nusidriekusią eilę. Už 1 litą tiek degalų pirko visi akcijos dalyviai. Eilė nusidriekė ne tik prie įvažiavimo į degalinę, bet ir prie kasos. Pradžiai už litą, antra kolonėlė. Taupydami kurą akcijos dalyviai link benzino kolonėlės stūmė automobilius neužkūrę variklio. Mes kėlėm kainą toliai, kol iš mūsų pirks. Bet mes neturim iš kur daugiau pirkti. Jeigu aš dabar turėčiau iš kito pirkti, aš nuvažiuočiau pas kaimyną užsipilčiau daug štalį. Vairuotojai neprognozavo, ar po šios akcijos benzino kainos kris. Man atrodo, būtų naivu taip tikėtis, bet savo poziciją visada reikia išreikšti, aš manau, nes, kaip pasakyti, reikia parodyti, kad mums tai yra ne vis vien. Aš skaitau stop kainų didėjimų. Tikimasi, kad akcijos tęsis visoje Lietuvoje. Diana Krapavickaitė, Gytis Tučka, LNK žinios, Kaunas.